Kempingas grožio neprideda. Na gerai. Vakar nieko ypatingo neveikėm, ėjom į baseiną, pavalgėm, ramiai praleidom dieną. Šiandien nusprendėm nuvažiuoti į Prahą, pasivaikščioti, gal dar kur nors nuvažiuosim, pažiūrėsim, kiek bus laiko. Dabar yra 10:30, tai užvažiuosim kažkur pavalgyti, nes dar nepusryčiavom, o po to į Prahą pasivaikščiosim. Ką mes čia pasiėmėm? Burgerį kažkokią, ne? Kavytę. Espresso. Aš tokį wrapą. Šaltos kavos. Dar toks Dubajaus skonio kažkoks pyragiukas. Ką vaikai pasiėmė? Parodykit. O, kaip skaniai. O tu parodyk. O čia kiečiko nebuvo. Ir tas grimas šeikas. Kiekvienam mieste yra savo parkingo sistema ir yra skirtingi apsai. Tai kas kartą atvažiuojant visi kitą miestą, tai reikia pasižiūrėti ir mokėti už tą parkingą. Ir Varšuvoje tas pats, ir Čekijoje visur mokamai. Parkingas maždaug kainuoja, pasižiūrėjau, 50 kronų, tai apie 2 eurus per valandą, arba yra po 60 kronų. Tai mes labai gerai pastatėm, kažkaip jo parkingo vietų, nors ir mokamas, irgi sudėtingai surasti. Tai mes kažkaip netyčia suradom pigesnį tą variantą, 50 per valandą. Bet, žinot, pagalvojant tai, kad atvažiuoja 4 žmonės į miesto centrą, kiek tu pasivaikščiosi, kokias 3-4 valandas, tai kartu 2, tai 6 kokie eurai, aš manau visai normali kaina. Tai va, jeigu aišku reikėtų statyti ilgesniam laikui, tai jau būtų problemėlė, bet atvažiuoti tiesiog pasivaikščioti visai, sakyčiau, gerai. Bet nežiūrint tai, kad mokamai vis tiek viskas užimta ir labai sudėtinga surasti parkingo vietą. Tai mes suradom, dabar sumokam ir judėsim į Prahos centrą. Dėl kainų Čekijoje, tai ką pastebėjau, kad kainos yra labai panašios kaip ir Lietuvoje, galbūt alus yra pigesnis, šiaip alus yra labai skanus ir kainuoja nebrangiai. Pavyzdžiui, mes kai pirkom, tai kainuoja dažniausiai 2-3 eurus už pusę litro, tai tikrai, sakyčiau, pigiau negu Lietuvoje ir jis žiauriai skanus, kažkoks Budweiser, kažkas tai man labai patiko, lengvas, toksai gazuotas, super, tai mes tenka pripažinti, mes kiekvieną dieną gurkšnuojam tą alutį po 1-2 bokalus, tai jo stabiliai, šiaip tai aš taip nelabai vartoju. Bet jo, kažkaip karšta ir kai atvažiavo mano draugas, tai mes prie vakarienės dažnai paimam alučio. Tai tiesiog, atostogaujam. Mano draugas dabar išvažiuos ir viskas. Grįšim vėl į senas vėžes ir stos tie išgėrinėjimai. Bet, žinot, kai atostogos karšta ir labai skanus alus tikrai ir dar kainuoja nebrangiai, tai kažkaip norisi tiesiog karę išgerti. Tai va, o visa kita yra, kainos tokios pat. Pavalgėm McDonald'e, tai 28 eurai, panašiai, žinokit, yra ir Lietuvoje. Kažkur kitur valgėm tas pats, kempinge valgėm, tai patiekalai, pavyzdžiui, burgeris kokie 12 eurų, ten šnicelį tas pats irgi panašiai, tai kol kas nepastebėjau jokių pigumo, tik tai nebent alus jo. Ir kas yra iš maisto, tai man yra labai skanus čia sūris. Buvom užvažiavę, nupirkę paprastai Lidle, bet tikrai labai skanus, įdomus toksai sūris. O Lenkijai labai man patiko varškė. Tai varškė tai pasakiškai aš pirkau, tikrai valgiau. Ir labai skani varškė, skanesnė negu Lietuvoje. O čia sūriai išsiskiria kažkaip iš visų maistų. Dėl čekiškų tokių patiekalų, tai, nežinau, pagrindė guliašai. Ir standartiškai, žinokit, šnicelis, nes matyt, čia netoli Vokietijos, tai visur tie būna šniceliai, paprastai mėsa daryta, kažkokie ten steikai, dar kažką. Tokių kažkokių nacionalinių patiekalų, tai, nelabai pastebėjom, daug bulvių free.
Daržovių būna labai minimaliai, čiut-čiut, vos įdeda tų daržovių. Kažko tokio ypatingo nacionalinių patiekalų kol kas neradom. Žiūrėkit, tu dūmus. Ne? Ne, neveikia. O, vanduo, tikrai veikiantis. Padaryk dar. Geras. O, kaip čia? Koks čia? Ne, vandens čia nėra. Nėra. Bet pažiūrėkit, koks patraprakytė. Koks, ne, čia toksai senovinis kažkoks. Bulvės apdėto šokolado? Taip. Bulvės? Taip. Negali būti. Pažiūrėkit, kaip gražiai tiesa. Čia taip. Aha, čia ir čia su kuo? Akvarelė gal, aš nežinau. Pažiūrėkit. Bet jau talentingas dėdė. Svaizdu, pažiūrėk, ko čia gražu. Eik, tiesa. Eurais. Čia ruduo gal. Eurais, mam. Jo, bet čia gražu. Labai gražiai. Tikrai karšta. Va, mes turbūt einam ant tų va šito tilto.